plungė. Velniška graživalski pavasariška daina išlinda ant mažą miestelį Lietuvos. Beveik 12 valandą ir nekažinkiek žmonių ton dainą vaikščioja po miestelį, kai įvyka tas dideliausias susirūpinimas. Kažko susirūpina pačiame centre įsikūrė policijos pareigūną ir sukveitė papildomas pajėgas iš visą regioną. Iš pradžių galėjai pagalvoti, kada neruošas įimti plungės nakvynės namų direktorių Gintarą Armalį, tas jau seniai užknės rajono valdžią su savo zyzimas. Bet ne, Gintarą neėmė. Ale vo kam reikalas. Prie centre esančios krautuvės pradėjo būriautis nenumatyta didelis būrys veikėjų nuo tokių murzgėlių. Reik pasisaugoti. Saugojos ir policija, atvažiavusi arčiau tyliai stebėję daugėjantį būrį deiškios publikas. Vidurė deino suėjusi į patį plungės centrą. Anie buvo nešinė parakanas ir visokiausiom lasdom. Policija kėlė įtarimą ir per longus įdėmę sekė įvykių eigą. Įtampa nenumaldoma kėla, nes į centrą prikrautuvės vis ėję daugiau ir daugiau tuos pačius gauja žmogūnų. Ir ne tik ėję, važiavo su mašinoms su dviratės ir tas būrys vis daugiau užiminėjo centrą veitas. Policininkai pradėjo tepti savo briauninkus ir šveistis bananus. Ors pakvepa paraku. Ale atvažiavo viena koncesija, atvažiavo antra koncesija ir sukėlęs įtarimą būrys paulė kaip kokiai bebrą į tuos autobusus lysti. Kešai vedu savo ilgus parakanus ir daiktus panašius į atominį bombą. Bet kai Gintis Vaitkevičius atsiradęs pradėjo pasirašinėti popierius, tai policininką nusiramena ir ėjo šalin, karts nuo karto atsisokdamis, nujausdamis pavojaus išvažiavimą kitur. Va čiut sutelpiant į du autobusus, tas dideliausias būrys žmogūn, tu jau pat pradėjai dalintis tarp savęs tokius pačius drabužius. Dabar pasidarė viskas aišku. Čia plungės spekuliantą važiaun į Gariūnus pardavinėti maikių. Bet dėl visako paklauskiam paties Gintautą Vaitkevičiaus. Sveiki, važiuojam penktą kartą ryžtamės tam, kad vis dėlto šį kartą dar kautės jau prieš Klaipėdą ir Marijampolę, bet manau kažkatron vis tik išmesėm. Tai yra penktą laidą, penktą kovą, bet tai ne paskutinį. Superfinalas dar priešakį. Aš to taikaus, svarbiausia iš jūsų, kas balsauja. Joks plėš, kas laimės? Mona Plungė! Ciku, 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 ciku! Hei, hei, hei! Plungė eina, Plungė eina! Hei, hei, hei! Maura, ne Maura? Plungė varė Maura! Žemaitė prabalsaus? Plungė dar čia važiaus! Teberiekaudamis plungiškė liekė į Vilnių, į supermiesto filmavimą. Nuotaika visų buvo kuo puikiausia. Karts nuo kartą pasikartuodami savą, jau Lietuvos legendą tapusius šūkius. Vo koncesijų šuopere liekė į Vilnių spausdamis gazą, karts nuo kartą viens kitą aplenkdami. Ir sustojant, autostradas Benzakolonkės kėlė siaubą ir susižavėjimą savo vėliavom ir nepaliaujamas šūkes. Plungiškių supermiesto komanda skambėjo autostraduo savo lermom. Mažinė Kužno Benzakolonkė iki pat Vilniaus. Plungiške, važiuodamis autobusu,
buvo tiek ištroškint kovos, kad net pro šalį važiuojantis mašinas nupūsdavo nuo lermų, sklindančių pro autobusų longus. Vo Lietuvos sostinė pasiteko Plungiškius, Žemaičius savo dangoraižių blizgėjimu, švitėjimu. Rada ko pasimondravoti, toriam ir mes veina devynaukštį. Galų gale, orientaudamys į Gedimino pilies bokštą, suradom ten LNK televizijos studiją. Pasirodo, studija dar iš pavakarykščių neplauta, bet Plungiškių tas neišgausdina. Vyriausiasis projektas Supermiestas prodiuseris Laurin Šeškus džiaugės atvažiavusias visą turnyrą lyderės. Suskoba ir techninė darbuotoja reguliuoti savo aparatūras. O Plungiškė užiminėja savo skirtas veitas, kaitina savidainom. Gintis Vaitkevičius ruošė savasias kontrargumentas, rekalo vesont pakeisti įvykių eigą. Bet Plungiškė Žemaitė pamatė šio vakaro komandos vadą Česlovo Gabalį, pratrūkę savo nepakartojamom skanduotėm, tau sustiprindamis komandinį dvasią. Ale kol bepračion Plungiške ir operatorė tvarka savo kameras, įlyskiam į grimą kumbarius ir pašnipinėkiam kondara komisijas bokštą. Kiek jums nervų kainau veins filmavėms? Daug, žinokit, daug, kadangi vis tiek suvokdamas labai didelę atsakomybę komisijos nario, būdamas savo reikalo profesionalu, turiu, kaip sakoma, išties įvertinti labai objektyviai, nepaisant viso spaudimo iš šono, visokių tokių trikdžių. Tai žinot, darbas yra šiek tiek sunkesnis, negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ar nesinorėtum dabar iš alkūnis vatam? Ne, smurtas dar nieko nėra šitam pasaulyje išsprendęs ir žinot, man atrodo, kaip sakant, ar Kristui reikėjo mosikuoti kardais ir kirviais, kad savo tiesą apgintų? Aišku, kad ne. Taigi, kaip jis mus mokė, tiesa jis išvaduos. Ar galėtum undurniaus paspėliuoti? Įsivaizduokiam superfinalą, kuriam dalyvaut Plūlį ir Telšė. Kaip įsivaizduotum ir Žemaičių tarpusavy muštynes? Plungė stipri labai komanda, aišku, žinot, būti stipresnė yra visada sunkiau. Nes tu kaip ir neturi ko vytis, prieš ką kovoti, ką bandyti nustumti nuo kalno viršūnės. O Telšiams dar reiktų pasitemti, bet tai psichologiškai yra lengviau kažką bandyti prisivyti ir aplenkti. Jėga yra vienybėje. Nesvarbu, ar tu už Landsbergį ar už Brazauską, svarbu, kad tu lietuvis. Ir tai žmonės, kurie aplinkui tave, jie yra lietuviai. Nesvarbu, tu iš Plungės, iš Telšių, ar iš Vilniaus, ar iš Visagino. Svarbu, kad tu lietuvis. Kumštis. Atmosfera kaitam, nes jau susėda visas komandas ir erzina viena kitas vien tik savo buvimu. Juk suvažiavo Klaipėdą,
Marijampolė ir Plungė. Bet išsiaiškinkiam, kokia dabar yra turnyrinė lentelė. Turnyrinė lentelė paprasta. Likom 3 miestas šiam pogrupė, tai yra Klaipėda, Marijampolė ir Nerealioji Plungė. Šiandien kaunamės 2 kovas dėl galimybės, kad išliktų 2 komandas, katros pateks tarp 4 jau stipriausių Lietuvos supermiestų. Tai vyks kova, katra dar lauk mūsų kova 24 dieną. Filmavens, aišku, sekmadienį rodys, o liks 4 miestą. 4 miestą kausės iki tol, kol iškris 1 miestas ir liks 3 miestas superfinale, katras vyks balandžio 26, nežinau tiksliai, bet patikslinsim. Šiuo momentu mes likę esam šiam pogrupė 3 miestai, 3 stiprus, bet manau, kad Plungė vis dėlto pateksim į tom galimybę kautės finale ir aišku, kautės superfinale dėl pagrindinį prizą, tai Lietuvos supermiestą. Koks fonds, kiek pinigų, aš nežinau, bet svarbiausia yra garbė, Plungės garbė. Dėl ko mes esam čia, šiandien vestas didžiulis būrys. Palaikykit svarbiausia ir jūs, tai kol esat prie televizijos ekranų, nesat čia, bet sielas ir dušas su mumis. Maura, ne Maura, Plungė vara, kiaura. Ar jums dar yra klausimų? Ne! Plungė! Maura, ne Maura! Maura, ne Maura! Marijampolė, mes jūs mylim visi. Klaipėdiškė, noriu paklausti. A didelę kriuoksit, jeigu šiandien gausite kaulus nuo Plungės? Mes į kaulus negausim! Nes mes laimėsim! Alekit jūs, kol. Jūs ėkit! Nu, dabar prisipažink, ką bus, kai kausit šiandien nuo Plungės į kaulus? Nu taip ir bus. Nu taip ir bus. Nu taip ir bus, ateisim, jumis pagerbsim tą tylos minutę ir jūs išvažiuosit namo visam laikui. Taip ir bus, bet kaip kitap gali būti. Bet jūs naivuolis esat. Rimta? Nu. Va Plungės kažką susigalvojo, susikūrėt, dėja vyrukai. Pasidžiaukit paskutiniais saulės spinduliais šalia Klaipėdos ir namo. Ach, tu tepa, ne? Aktu. Kon sako? Sakė, kad jūs šį vakar gausit nuo Plungės į kaulus. Niekada. Vaikai, Mes laimėsim. Klaipėdą išmeskit. kas jums taip sakė? Marijampolė. Plungė taip sakė, kad Marijampolė laimės. Nu čia dabar, čia šmeižtas. Nesupratau. Nemiegosiu, nekriauksiu, ne aš nekriaukiu. Nu tai, bet važiuostumėj, tai kriuokdam juk šį vakar, tai tikrai gausite kaulus nuo Plungės. Tikrai ne. Tikrai. Mes laimėsim, mes atvažiavam laimėti. Nu. Taip. Plungė gaus į kaulus. Ach, tepa. Plungė eina. Hei. Plungė vara kiaura. Plungė vara kiaura. Žemaitė prabalsaus. Plungė dar čia atvažiaus. Jie Žemaitė prabalsaus. Plungė dar čia atvažiaus. Ar palaiko Marijampolę? Kiekvienam po 2 eurus. Jam žinoma, ne, reikalus. Gerbiamasis ir klausimėlis. Nu, Kaip tamsa, a nebaimi šalia plungėškių stovėti? garbė. Ai, garbė. Taip. Džiaukės nedaug trūk būtum gavęs. Prie bairios. Ir užvirė nežmonišką, nenupasakojamą kovą. Visų pirma, pasirodė visų miestų kapitoną, o jau visas komandas, kaip koks ugnikalnis, putuoja. Vėliavas
kėlė čiongą. Plungiškė išmetė savo pirmą kozerį Aurelijų Globį. Tas neveins buvo, atsivedė Hebras, te pavarė, kad visa komisija ausis prakaitavo. Bet juk viskas tik prasided. Kitas komandas irgi tor savo kozerių. Gintis Vaitkevičius paleda savo slaptųjį ginklą, šurmuliavo, ūžė visą LNK studiją. Tings bėra komisija už ausų. Vo techninė darbuotoja čiut spėja reguliuoti savo ekvalaizerius, nesusirinkiant tautiečia pranuoka visus lūkesčius. Te bešelstant pradėjo visi prakaitauti, kad sanitarą nespėja šulaustyti. Ale, kol anim šulausta prakaitą, pasirokaukiam su vyriausiu prodiuseriu Laurynu Šeškum. Pons Laurina, ar jums iš vis ir svarbu, kas laimės? Ponte jau beveik neturiu abejonių, kad laimės Žemaičiai. Bet ar iš Plungės, ar iš Telšio, ar iš Klaipėdos, ar iš Marijampolės, nežinau. Iš Marijampolės pažiūrėkite. Bet laimės tikrai Žemaičiai. Sakykit, jeigu toks bajeris būtum su Daleiskiam superfinal Plungį su Telšia susijimtum. Nu, būtų superfinalas. Būtų superfinalas. O jeigu они apsijungtum į krūvą, pradėtum kitus zurnit, vad da jūsų leidimą. Nu, koks čia sportas? Nu, futbolą įsivaizduokit, nuėjote į stadioną, finalas, dvi komandos apsijungia ir kortom žaidžia. Tai nušvilptų visus tokius. Epa, ne? Tai aišku, čia sportas, žaidimas. Kai žaidimas, sportas. Nu, kaip futbolė atrodo, ar krepšinėje dabar. Draugiški du miestai į vieną krepšį mėtykim visi. Tai kas būtų? Nušvilptų. Net savi nušvilptų. Dėkui. Negalima pasiduoti. Ne kova, ne konfrontacija, ne karas, o viso labo gražus ir smagus žaidimas, kada mes džiaugiamės, kad gyvenam ten, kur gyvenam. Vis daugiau ir daugiau studijo kaita atmosfera. Galėjai pamisnyti, kad vėliava susiplėšys nuo nuplaikstymus, vo visų daugiausia mojavo Plungiškę. Nes ir pats Česlovas Gabalis iš Paulio ant scenas sudainiauti irgi atsivedė savo Hebrą. Televizijos kameras nebesuspėdamas gaudė kadrus, ale gyvą veidę tų operatorių buvo apstojant visas komandas, tiek Plungė, tiek Marijampolė, netgi prie Klaipėdos buvo porą kartų nuėję. Vis dar veržės ant scenas įvairiausią talentą iš visų 3 miestų. Marijampoliškė jau išsigonda ir pasiprašė į pagalbą Marijampolskiaus, Jampolskiaus. Matydamis, kad priešininką ir truopnę pasikaustin, Plungės kapitonas Česlovas Gabalis tarės su Gintu Vaitkevičiu, ką prek Marijampoliškiams ir Klaipėdiškiams užtrumpinti gaus. Tuo tarpu žiūri komisija pastovi apturėdavo grasinančių skambučių, įdant nedrįstom skirti Plungę širdžių, kitaip tariant balų, pakvepa baisės negerumas. Vo Klaipėda tieškė pagrindinį savo kozerį, daugkartinius pasaulio šokių čempionus Žuvėdrą, pakriuokin, kad ane iššok paskutinį kartą. Nu tai dėja, kaip prieš smertį. Nu bet apsikriuokusias Balkutės Subinyčias dar neteko matyti. Česlovas Gabalis supyka ir išėjo aiškinti santykių asmenišką. Suojant ir Irūną, ir tas iš Klaipėdos. Barėsani aiškinos, Barimos privedė prie meilės, to vyrą įsikliopina į Irūną. Todėl teks suremti kaktas, ragus,
nagus, audegas, ko tik norit, sunkiausio gyvenimo sportinė rungtė. Nu dabar bus, nu dabar dėsiam. Čia iš Plungės klausimas. O, klaus. Ar jautėt velniškai, taip sakant, intrigą prieš sportinį rungtį azartą, asmeninį azartą? Jo, jeigu Česlovas darys prisitraukimus, taip. Nu, Jėzau, o jeigu jūs padarys daugiau už visus kitus? Tada manau, kad Česlovui reikėtų nebedainuoti, o dalyvauti olimpiadai. Jūs jau su vien savo balsu gal prisitumpyti čia. Nu, su balsu ne. Čia sporto rungtys. Parodykit, kaip jis ruošiasi sporto rungtys. Čia nematysit, pamatot, stovi, galvoja, masto. Čia sakė, minimum 15 padarys, pažiūrės. Vyra tompės iš paskutiniųjų, juk arba. Palaukit, ne, juk esate dar jūs, žiūrova, plungiškė ir tie, kuri už Plungę. Balsaukit telefonas ir mes laimėsim už Plungę, už Žemaitiją.